Tai laba diena visiems, kas žiūrite Malkinį. Šiandien yra sausio pabaiga, 29 diena. Ir mes šiandien šį sutikimą skirsim taip pat kosmoso aktualiams. Laikas įdomus, laikas dinamiškai keičiasi ir įvykių srautas irgi keičiasi. Ypatingai žinios, tiesiog lavina jų pasiekė mus, kurios susijusios su na, ryšiais su net pažintais svečiais iš kosmoso, galima taip sakyti. Ryšiais nepavadinsit, tiesiog aktualios, na, apibendrintai, kurias galima būtų pavadinti kosmoso naujienomis. Kiti man paprieštarautų, sakytų, koks čia kosmosas, jeigu jie senai čianais. Sutinku, galbūt senai čianais. Bet visgi 26 metai jau ne vienas apžvalgininkas tiek Reddit'e, tiek X'e, tiek kitose platformose ir YouTube'e tame tarpe pabrėžia, kad yra lemiami atskleidimo srityje. Atskleidimo žmogaus jau įvykusio kontakto, gal kuris kontaktas jau vyksta labai senai, bet šita tema bus atskleista, na, netikėtai, visai netikėtų kampų ir tiesiog laiko klausimas, ar tai bus 26, tai yra šių metų pabaigoje, ar tai bus 27 metų pradžioj. Keičiasi iš esmės idėjos, kurios tvyro žmonijos noosferoje, tam informaciniam lauke. Ir tos idėjas tiesiog kaip būtų ląstele pamojus atsiranda straipsniuose, kurie spausdinami pakankamai rimtuose, netgi finansiniuose ir bankininkam ir verslui skirtose leidiniuose. Praeitą kartą minėjau, kad bankininkai sunerimo, kad atskleidimo tema gali sukrėsti finansų rinkas ir jau finansų institucijos turėtų tam reikalui ruoštis. Jo labiau Amerika, Kanada, Jungtinė karalystė, Kinija tiem klausimam jau senai ruošiasi, o ypatingai JAV, kur dėmesys atskleidimo tematikai kaip niekad anksčiau šiais metais yra aktyviai aptarinėjamas arba aktyviai naudojamas. Ir kas dabar naujo nutiko mūsų tam informaciniam lauke per 2026 metų sausio mėnesį. UAP registracijos kontekste ir USO, tai yra vandeniniai reiškiniai, USO, UAP tai yra net pažinti anomaliniai atmosferos reiškiniai, jeigu taip teisingai iššifruoti šitą žodžių trumpinį. Ir ypatingai tai aktualu JAV, tame tarpe ir Jungtinė karalystė tas jaučiasi ir plačiau tarptautiniu mestu ir daugiausia dėmesio sulaukia vis nauji ir nauji masiniai stebėjimai liudininkų raportai institucijom. Dabar yra ta ARO, kariškių JAV Pentagone sukurta institucija, kuri registruoja ir tyrinėja, yra civilinės institucijos, tarp kurių galima paminėti SETI ir kitas. Ir daugiausia galbūt irgi ledas lūžo arba ledlaužis, kuris sulaužė tos ledus, visgi norom nenorom galima būtų jį įvardinti kaip 3A atlasą, kaip tą kometą, tarp žvaigždinę kometą, trečią žinomą, kuri vis dar svečiuojasi Saulės sistemoje, bet jau krypta daugiau link Jupiterio, o mus jau paliko gruodžio mėnesį. Tai va, ir dar vienas momentas. Sausio 20 dieną, jau minėjau, Vašingtone vyko žymioji Jameso Foxo konferencija skirta Brazilijos incidentui 1996 metais, kuris įvyko 96 metais aptarti. Ir prisiminti jį, kadangi tam incidentui sukako simboliškai 30 metų ir
spaudos konferencijos iniciatorius Džeimsas Foksas tokiu būdu norėjo ir paskatinti, paspausti arba lobuoti šitą klausimą, kad jisai kuo daugiau būtų girdimas JAV valdžioj ir tiesiog nepraėjo pro šalį va, tas kalbėjimas apie tai, priminimas to incidento. Apie tai aš parašiau straipsnį, netgi kelis įdėjau į kvantinį magiją Vilnius, ten galima pasižiūrėti ir buvo apie tai laida prieš gerės porą savaičių mūsų kanale. Tai atsisukite ir pasižiūrėkite. Ir žinoma, konferencija jau praėjo, žiūrėjau kokie komentarai. Keista tai, kad iš Brazilijos valdžios jokių komentarų. Buvo vienas kitas politikas trigraščiai kišęs iš JAV, jau respublikonų sparno, kad nu, reikėtų tą klausimą detaliau tyrinėti jau valstybinių lygių, o ne palikti privačių asmenų iniciatyvams, nes tai jau laikas toks, kad nu, metas tą žingsnį daryti. Ir toliau jau mes, va tokia žinia skriejo iš viešosios erdvės, Vermonto valstijoje sausio viduryje priimtas įstatymo projektas. Ar jis jau galioja, ar jisai tik tai svarstomas ar priimtas, greičiausiai priimtas. Ir tas įstatymo projektas tos valstijos įpareigoja tirti UAP ir USO objektus danguje ir vandenyje tos valstijos tarnybos. Kitaip tariant, valstijos valdžia, Vermonto valstijos valdžia oficialiai įpareigoja tarnybas tirti tuos atvejus, nes pranešimų daug, jie neaiškus, interpretacijų, spekulacijų viešoje erdvėje labai daug. Ir tai rodo, kad net atskiros valstijos imasi iniciatyvos ir pradeda rimtai žiūrėti į tokį dalyką kaip aviacijos saugumas. Nes kodėl tai aktualu? Mes irgi turim tokį iššūkį su aviacijos saugumu ryšiam su balionais. Bet šita tendencija tokių keistų reiškinių atmosferų ir dangų yra ir visame pasaulyje, ir ypatingai JAV. Ten galbūt kitaip tie reiškiniai atrodo, arba jie pranešami kaip orbai, kaip tik-tak formos, skraidantis objektai ir panašiai. Kaip ten bebūtų, viena iš valstijų, tai yra žiniasklaidai parašyta, kad Vermonto valstija sausio viduryje įpareigojo tarnybas atidžiau tirti UAP ir USO objektus tiek danguje, tiek vandenyje. Ir toliau yra toks dalykas, kad JAV administracija, svarstydama ir priimdama biudžetą, karinį biudžetą JAV 2026 metams įpareigojo ARO, tai yra Pentagono institucija, kuri tyria neatpažintus atmosferos reiškinius, tai yra Pentagono tyrimų biuras, kuris užsiima konkrečiai UAP, USO ir panašiai, reguliariai teikti naujus pranešimus kongresui apie UAP nuo 2004 metų. Ir tam yra skirti pinigai. Va kiekvienu atveju, jeigu mes kalbam tikrą ar netikrą, realu, nerealu, tai yra momentas, kuris mums įpareigoja sekti pinigus. Tai va, ir NDAA, tai yra vienas iš svarbiausių teisinių dokumentų Amerikoje. Jisai buvo priimtas kongrese 25 metų gruodžio pabaigoje ir patvirtintas senate panašiu metu, o pasirašytas įstatymo gruodžio pabaigoje ir žodžiu, metų sandūroje. Jis kalba apie gynybos biudžetą ir apima kelias konkrečias direktyvas. Ir viena iš tokių direktyvų kartu su pinigais, ir tie pinigai skiriami Pentagonui, UAP tyrimų biurui. Ir kartu su pinigais ateina įpareigojimas nuolat pateikti šviežią tyrimų informaciją JAV administracijai.
Tai va, tai tas dalykas pilnu tempu eina ir mes matėm institucinį tokį sąjūdį Amerikoje, netgi su finansavimo padidinimu, dėmesio tam klausimui padidėjimu, bet pas mus Lietuvoje, kaip visada, olimpinė ramybė. Ten jiems svarbu kažkas tai, bet ne tai, apie ką pasaulis visas intensyviai jau kalba, nu, 25 metus ištisai kalbėjo, kadangi vėlgi tas 3 atlasas nedavė mums ramybės ir karts nuo karto įpareigojo pasižiūrėti šitą temą, kasgi vyksta. Aišku, aš turiu savo nuomonę, kodėl tas vyksta ir nekartą tą išsakiau, kad 3 atlasas galima įvadinti kometa, galima vadinti akmeniu arba kosmoso svečiu, kuris atėjo iš kažkur tai. Tarp kitko, Šaulio žvaigždynė iš tikrųjų yra žvaigždė ir su labai pakankamai artimomis Žemėms sąlygomis egzoplanetomis. Aš nepasirašiau pavadinimo, ten yra skaičius ir kelios raidės ir skaičius. Ir prisiminkime 77 metų signalą WOW, kurį užfiksavo radio teleskopai ir 3 atlasą, kuris būtent atskrido iš Šaulio žvaigždyno. Tai vėlgi, ar mes čia pritriukšmavom ir pažeidėm gilaus miško taisyklę, kad netriukšmau kosmose, nes būsi sunaikintas kitos galbūt pirmo lygio civilizacijos, kuri, nu, siekia išlikti, bijodama tam, kad jos kažkas kitas neužfiksuotų. Arba tai gali būti pagal Fermi paradoksą ir vieną iš jo paaiškinimo berserkerių hipotezę, kai yra civilizacijos, jos dažniausiai na pirmo tipo pagal Kardašovo skalę, kurios viską šluoja, viską naikina, jeigu tik tai kažkas atsiranda jų kelyje, panašaus į pirmo lygio civilizaciją. Tai jie nemėgsta kaip konkurentų. Na va, ir jeigu kalbėt apie SETI rimta organizacija, jos veiklą žiūriu pakankamai ir su skepsiu, ir iš dalies rimtai, bet kaip čia kažkas pastebėjo gerai, kad jinai užsiima tik tai antro lygio civilizacijų paieška, tai yra, kurios jau turi techniką, kurios turi jau galimybę siūsti signalus, radio, galbūt lazerius ir gal kokias technosignatūras dideliais atstumais, apie tai dar pakalbėsim. Ir mes su savo prietaisais labai ribotais radio teleskopais aptiksim tuos signalus. Taip nebus. Mes turime, va, teisingai irgi dabar kryptis tiek SETI, tiek JAV struktūrų, kurios užsima tyrinėjimais nepaaiškinamų reiškinių, kad visgi reiktų ieškoti ne antro tipo civilizacijų, kurios ten turi Dysono sferą, gyvena kažkur tai ne planetose, o tarp planetinėse erdvėse, kur vėlgi reikia daug energijos, jau tos energijos pasigamina iš savo žvaigždžių, iš daugelį kitų, tarkim, reiškinių, tokių kaip antimaterija, tamsioji materija, tamsioji energija. Galbūt mes nežinom tų energijos formų, kurias jas naudoja, bet tai jiems leidžia, na, turėti tam tikrą technologinį pranašumą. Ir kadangi tai yra technologiškais pranašumas, aišku, kiekvienas lėktuvas, kuris praskrenda, įsivaizduokime mūsų atveju, ar ne, palieka tos chemtrailus. Jie ten išgaruoja arba tenais palieka kažkokį cheminį pėdsaką, ten nukrenta ant žemės ir po to mes valgom tas daržovės ir panašiai, arba susirgam. Čia ne tai, čia yra truputėlį kitaip. Ir truputėlį jau pabaigoje pakalbėsim apie kosmoso spinduliuotę, kaip apie technosignatūrą, kalbant apie pirmo lygio civilizacijas, į kurias dabar ir krypsta astrobiologų, sakykime, SETI dėmesys, kad reikia tokio objektų ieškoti. Galbūt vėlgi remiantis ir Fermi, ir Dreiko likintimis, gali būti, kad tos civilizacijos ir žemiau negi pažengusios negu mes,
Bet tai vėlgi rodo, kad mes esam apie pirmo lygio, reiškia, civilizacijos, kurias mes vienas kitą galim aptikti per techninius pėdsakus. Nu, kaip Jūs galvojat, ar Oumuamua, kuri praskrydo 17 metais pro mus, kas ten buvo? Taip nieks ir nesiaiškino iki galo, bet tašką padėjo visi, sakydami, kad tai buvo kometa, tarp žvaigždinė kometa. Bet pastebėta, kad tai ne kometa, jau Oumuamua tolstant nuo Žemės, tai yra Saulės sistemos, skriejant jai į užribį, link ten Koperio juostos ar ten kažkur tai ten tolin. Ir pastebėta buvo, kad tai yra, nu, jau kažkas juokavo, stadiono arba kelių stadionų dydžio folijos gabalas, tai yra šiukšlė kosmose. Tai jeigu kosmose kažkas prišiukšlino, vadinasi, ten yra ir šiukšlintojai. Tai vėlgi mes kalbam apie technosignatūrą, kuri gali būti ne tik tai folijos gabalas, bet ir, tarkim, varikliai, kurie naudoja mūsų nežinomą energiją, kad skristi kosmosu. Įsivaizduokit, 3A atlasas lekia 70, o gal ir daugiau kilometrų per sekundę greičiu. Tai koks ten turi būti variklis, kokią energijos rūšį jisai turi vartot, kad tokį greitį pasiekt. Ir ką turi išmesti į atmosferą kaip antrinės medžiagas, kurios sudega, naudojant tą energiją, kad taip greitai skristi. Tai vat ir yra tema apie kosminę spinduliuotę, kurią daug kas anksčiau numodavo ranka, sakydavo, ai, ten saulės vėjai ir panašiai, bet tai yra pakankamai rimta. Bet grįžkim prie aktualijų. Grįžkim prie aktualijų. Tai jau priminiau, kad Vermonto valstija įpareigojo savo tarnybas stebėti ir registruoti tuos reiškinius. Ir antras momentas, padidėjo finansavimas Amerikoje ARO tarnybai, Pentagono tyrimų biurai, kuris užsiima UAP, USO ir panašiais dalykais. Tai va, ir ryšium su tuo irgi atsirado ir spekulacijų tokiuose leidiniuose kaip Daily Mail, Daily Express ir Mirror. Ir sausio viduryje pasirodė straipsnį su antraštėmis, kad 26 metai bus lūžio metai UAP atskleidimo temoje. Kitaip tariant, tiek Amerikos, tiek Britų bulvariniai laikraščiai, o jie dažniausiai pirmi vaikosi sensacijų, aplenkdami mainstreaminius tokius rimtus leidinius, bet pasako dalį tiesos, kaip iš tikrųjų yra. Tai tiesa ta, kad 26 metai ir mes tą greičiausiai pamatysim netrukus, bus lūžio taškas UAP, nu, pagal senovinę terminologiją NSO, UFO atskleidimo reikaluose. Ir dabar prabėkim tokius įdomesnius incidentus, UAP incidentus, kurie įvyko per sausio mėnesį. Jų tikrai nemažai, daugelis buvo nurašyti į ten fejerverkus, kažkas šventė pagal senąjį kalendorių naujus metus, šovė raketą kokią nors sausio ten pradžiai. Po to buvo įvairių kitokių atmosferinių reiškinių, kurie galėjo būti panašus į UAP. Bet išrinkau kelis tokius įdomesnius, kurie reiškia, jau neįsipaišo tą žmogaus veiklos pėdsaką. Ir gali būti traktuojami kaip rimtas jau incidentas. Ir tokie incidentai fiksuoti San Antonijoje, Teksase. 2 kartus, sausio 18 ir sausio 28 dieną. Kilo šviesos halo efektai danguje, dažnai jais yra maskuojamos raketos, sakoma, kad tai yra raketos ir panašiai, bet ne tik. Ir vėlgi tema apie jonizuojančią spinduliuotę. Tas yra labai svarbu dabar, kadangi yra toksai dalykas
kad tos spinduliuotės, kosmoso spinduliuotės dabar intensyvumas fiksuojamas neįprastai didelis. Tai susiję gal su pačia Saulės pliūpsniais, nes Sausio vidury, apie 18-22 dieną buvo tas toksai Saulės pliūpsnis, kuris pasiekė Žemę ir magnetosfera, magnetinis laukas jų nepraleido ir tada ašigulėse formavosi tie auroros arba pašvaisčių reiškiniai. Tai galėjo būti ir tai, nes žmonės Teksase matė halo efektus ir labai keistus halo efektus ir optinius kitus reiškinius. Ir dalį jų nebuvo galima paaiškinti kaip ten atmosferos, halai ar žmogaus veikla. Ir automatiškai priskirti prie UAP. Taip, yra toks dalykas kaip, įsivaizduokit, kadangi tas kosminė spinduliuotė dabar labai aktyvi, jinai aktyvėja, jo šaltinis A aiškus, tai yra Saulė, B yra tos sunkiosios dalelės, kurių šaltinis yra neaiškus. Ir sunkiosios dalelės lengvai praeina, įeina į magnetosferą, kerta magnetinį lauką, patenka į mūsų atmosferą ir sukelia švytėjimą. Gali sukelti švytėjimą, nes kodėl taip yra, kadangi tos dalelės vakuume kosmose lekia šviesos greičiu, bet šviesos greitis atmosferos, jie patekus dalelį atmosferą mažėja, bet jos vis tiek įlėkia atmosferą šviesos greičiu ir kurį laiką dar skrieja didesniu greičiu negu šviesa, kalbant apie atmosferą. Todėl tas dalykas, jisai vadinamas Černiakovo spinduliuotė, kai dalelės lekia greičiau negu šviesos greitis ir sukelia tą švytėjimą. Tai tokį efektą žmonės matė, kai sprogo Černobylis, iš labai toli, netgi iš kelių šimtų kilometrų, 500 kilometrų, tai matėsi tie tokie stulpai šviesos nuo Černobylio pusės. Aš pats tarnavau kariuomeniai tuo metu ir prisiklausiau tokių istorijų labai daug. Asmeniškai nemačiau, bet žmonės pasakojo ir turėjau tokių liūdimų nemažai. Tai čia yra vienas toks pavyzdys. Kitas pavyzdys, visgi tos dalelės. Apie jas dar truputėlį užsiminsiu vėliau, bet reikia dar tuos įvykius išvardinti, kurie buvo įdomesni UAP registravimo kontekste per sausio mėnesį. Aidaho valstija, 22 sausio. Žmonės stebi keistus juodus taškus. Dienos šviesa, ten kalba apie jau prietemą. Ir tai prietema jau saulė leidžiantis, dangui temstant, yra fiksuojami tokie nefokusuojami taškai, kurie greitai judėjo ir dingo. Liudininkai buvo kelios šeimos, kurios ėjo pasivaikščioti su vaikais ir jos tos šešėlius matė. Ir aišku, pranešė ARO tarnybai, kaip ir pridera tokiais atvejais daryti. Dar vieną dalyką praleidau, kontekste to institucinio dabar šaršalo, kuris kyla Amerikoje ypatingai dėl UAP ir panašiai. Kodėl 26 metai tokie yra svarbus šiame kontekste? Akivaizdu, kad ruošiasi ne tik tai bankininkai, kurie jau rašo straipsnius į žiniasklaidą, kad ruoškitės tam klausimui, nes gali visuomenė kilti šurmulys ir nukentėti finansų rinkos. Bet yra kitas momentas. Aš jau apie jį rašiau ir jį komentavau mūsų laidose. Tai taip vadinamas post-detection protokolas. Anksčiau jisai buvo pasirašytas tik tai institucijų, kurios stebi, tarkim, dangų, astrofizikai, astronomai ir panašiai. Dabar šitas dokumentas pakeltas į tartautinį lygį ir dabar ruošiama nauja redakcija
ir ta redakcija turėtų būti priimta tarp valstybinių lygių kažkur gal kovo, balandžio mėnesį šiais metais. Jinai įpareigos kiekvieną asmenį, kuris pastebė UAP, pranešti ARO institucijai, yra kontaktai internete, arba savo šalies institucijas, bet pas mus nieks to klausimu neužsima, nežinau, kur kreiptis, jeigu staiga mes pastebėsim UAP Lietuvos dangui. Bet dokumentas įpareigos pranešti ir neskelbti tol, kol institucijos neišnagrinėja, kas tai buvo. Jeigu, tarkim, paskelbsi, pamatęs arba nufotografavęs UAP, tada socialiniai tinklai gali neskelbt arba užblokuot, kol neatsiras komentaras iš tarnybų. Ar tai buvo atmosferos reiškinys, ar tai buvo UAP, ar buvo dar kažkas tai. Tai va tas dalykas mūsų laukia jau šiais metais. Aš tą prisiminiau, todėl dar kartą akcentuoju. Toliau, trečias toksai, na, iš tokių jau ryškesnių įvykių per sausio mėnesį, tai labai daug UAP buvo fiksuota Naujojoje Zelandijoje. Ten tiesiog pakrantėje žmonės matė keistus švitėjimus. Tai buvo irgi apie 20 sausio. Toliau Amerikoje, Las Vegase, spalvingai besisukantys žiburiai, Šiaurės Karolina, trikampis ir Italija, pilkiom orbai. Vokietijoje matė, irgi keista, bet šalia karinių bazių, mirksinčius keistus žalę spalvą skleidžiančius žiburius, kurie buvo V formos ar trikampės formos panašiai. Ir Nevadoje netoli pagarsėjusios arba liūdnai pagarsėjusios 51 zonos, sausio viduryje žmonės matė, kaip rašo, Dorito čipsų formos objektą ir jisai filmuotas buvo su infraraudonųjų spindulių kamera. Ir iškart kilo tarimas, tai galbūt galėjo būti nauji JAV kariniai bandymai, naujų lėktuvų arba aparatų, nes būtent 51 zonoje jie yra ir kuriami. Kai kas sako, kartu su ateiviais ten po žemėm yra daug aukštų ir taip toliau. Kiti visgi mano, kad ten leidosi tas UAP, į tą bazę jau jisai kažkur atskridęs iš kosmoso arba iš kažkur tai. Kas irgi rodo, kad tie kontaktai jau senai kariškių lygyje vyksta su tais ateiviais. Ir visą tą 50, 60, 70 metų psichozė, žiotažas dėl UFO, pradant nuo Keneto Arnoldo, Roswell ir taip toliau, nebuvo tuščia vieta, nebuvo šiaip sau, tai vadinasi kažkas tikrai tada vyko, tik tai viskas buvo numuilinta, nufutbolinta, tai paversta anegdotais, kad viso to nėra. Nu, tas yra suprantama, kadangi niekam neįdomu, kad čia kažkas tai atskleistų, parašytų, iš kur jie atvyko, kas jie tokie, kokias technologijas naudoja savo aparatams ir kelionėms kosmosu, tai galbūt būtų nenaudinga tam moksliniam elitui, kuris dar neprieėjęs prie tokių išradimų ir galbūt reikėtų atsakyti klausimus gilesnius apie tikrovės sandarą, arba tą matricą, kurioje mes gyvenam, kas netokie ir kaip susideda. O čia yra gilus klausimas ir galbūt kada nors apie tai pakalbėsim. Taip, ir toliau pranešimų daug Pietų Kalifornijoje ir taip toliau. Nu ir taip, jeigu taip apibendrintai, tai sausis labiau pasižymėjo tokių institucinių judėjimų, institucinių sąjūdžių JAV administracijoje ir lūkesčiais dėl atskleidimo. Na ir vėlgi mes turbūt būsim liudininkai šiais metais, daug dievė, aišku, daug dievė, kad tas atskleidimas visgi įvyktų. Na štai, ir dabar truputėlį apie 3i atlasą. 3i atlasą, kokios čia yra naujienos apie tai.
Kažkokių labai ypatingų nėra, viskas taip pat. Aviloibas tvirtina turys jau 18 anomalijų, kas tikrai yra gausu, kalbant apie šitą objektą. Ir toliau jisai nurodo, kad tikimybė, kad tai technosignatūrinis objektas, tai yra sukurtas protingų būtybių 40 procentų. Bet vėlgi jisai pabrėžia, kad tai hipotezė, o ne įrodymas. Tai yra tikimybė. E, Ir kažkokių daugiau didesnių tokių kalbėjimų, aptarimų nėra dėl 3 atlaso. Tiesa, vyksta pratybos, mokymai, kurių metu didžiausios astrofizikos observatorijos, teleskopai patys žymiausi, netgi privatus tame dalyvauja projekte, stebi 3 atlasą, kol kas žinių ir duomenų nėra, vasario pradžioje turėtų būti tų stebėjimų, tų mokymų, šiokia tokia ataskaita, aš apie tai irgi esu parašęs savo grupėje Facebook'e. Nu, va, ir dabar truputėlį grįžkim prie temos, kurią aš jau kelis kartus paliečiau, tai yra apie pėdsakus nežemiško proto, kurie galbūt susiję su mums neįprastomis formomis, kaip tie signalai gali ateiti iki mūsų. Na, turbūt visi prisimena tuos piešinius Rugių laukuose, kaip jie atsiranda, irgi klausimas, ten du tokie piliečiai prisipažino, kad jie viską darė, po to atkartot nesugebėjo, kaip jie tai padarė, bet tai vėlgi klausimas apie lazerinių technologijų. Yra lazeriai, kurie, na, įsivaizduok šviesos greičio lazeriai, kurie gali didelius atstumus per didelius atstumus pernešti kažką, nu, tam tikrą dalelių srautą. Tai vienas momentas. Antras momentas. Gerai, lazerius jau mes mokam gaudyti ir tik tai blogai arba trūkumas tas, kad mes su savo tais teleskopais galim žiūrėti tik tai į vieną žvaigždę vienu metu, o tai labai yra siauras taškas dangui. Tam, kad pamatytume plačiau ir lazerius, ir tarkim, ištyrinėti plačiau kosmoso spinduliuotę, ypatingai sunkiasias daleles, tai reikia vienu metu matyti visą dangų ir registruoti vienu metu viską, ką mums siunčia pačios įvairiausios žvaigždės. Aišku, dabar dirbtinio intelekto galimybės tą padaryti yra unikalios ir geros, bet akių, kalbant apie akis, kurios stebi kosmosą, jų taip pat irgi daug, bet jos vėlgi nelabai įgalios tą stebėjimą atlikti tą prasme, kad viską matyti vienu metu. Dabar, kiek girdėjau ir kiek skaičiau, kad praktikuojama tokia technologija, kaip čia pasakyti, kad stebima viena žvaigždė ten po pusę dienos, po to kitą pusę dienos kita žvaigždė, taip toliau, po to tos observatorijos keičiasi, galima prisijungti ir visiems kitiems per prieigą viešą sėti tinklapyje, jeigu turi gerą kompiuterį, negi jeigu turi ten pakankamai ekonominės klasės teleskopą namie, tai gali tą dalyką daryti. Jeigu neturi teleskopo, tai tave tiesiog prijungia prie duombazės ir tu gali padėti sėti, atlikti tos stebėjimus. Bet dabar pakalbėkime apie tą kosmoso spinduliuotę kaip apie technosignatūrą, tai yra techninį pėdsaką galimos ateivių veiklos. Jeigu mes iki šiol neturime signalo arba kontakto tokio juridiškai patvirtinto, na, tarkim, labas, aš ateivis, atėjau iš ten, skridom iš ten, toks atstumas, tokia žvaigždė, taip toliau. Tai to nėra, nebus ir turbūt pamirškim tą temą. Mes turėtume kalbėti apie pėdsakus, apie antrinius pėdsakus, galbūt tretinius jų veiklos.
Jie niekada nesiųs iš savo majako mums signalų, bet gali pasiūsti techninius pėdsakus. Tai yra variklių išmetimai, kažkokie techninės veiklos, ten šiukšlės kosmose, panašiai, lazeriai, nes jie galbūt komunikacijai tarp savęs naudoja kažkokius tai lazerio technologijos ir taip toliau. Ir visa ta technologinė veikla, jinai gali būti fiksuojama, bet ta technologinė veikla, jos pėdsakai, kaip kosmoso spinduliuotė, jinai gali būti panašu ir į natūralią spinduliuotę, kuri yra kosmose. Tas daleles, kurių ten labai daug, vienos lengvesnės, kurios ateina iš Saulės, kitos sunkesnės iš kitų žvaigždžių ir taip toliau. Tai va čia va reikėtų turbūt sustoti ties tuo aspektu, kad pirmiausia, jeigu žmogus nori fiksuoti kontaktą, tai turi iššifruoti tą kosmoso sunkią spinduliuotę. Ir galbūt netgi čia per tai mes ir nuolat gaunam. Įsivaizduokit tokią dalelę, jinai sunki pakankamai, jinai eina kiaurai atmosferos, jinai gali kiaurai žmogų praeiti. Mūsų visus, mes visi esam bombarduojami tokių dalelių. Jos ateina iš belekur, iš kosmoso, iš kitų žvaigždžių, iš sistemų. Ir mes, nu, labai labai mažų ten laipsnių, 0,0 kažkiek tai procentų esam jų veikiami. O ką gali žinoti, gal tas toksai nežymus veikimas mūsų ir yra sąmoningas, kryptingas poveikis daromas mums. Na, o dabar truputėlį detalizuokim. Tai aš kalbu į tokią dar suprantamesnius pavyzdžius. Taip, suprantamesnius pavyzdžius. Dabar aš galvoju, kur aš tą pasidėjau. Taip, kosmoso spinduliai, va dabar pabrėžtina, kosmoso spinduliai yra dviejų tokių rūšių. Jie yra pavojingi, jeigu kosmonautai dirba orbitoje, tai jie gauna visą tą dozę labai stipriai. Ir tai pirmiausia, kas veikia žmogaus kūną, ypatingai labai žudančiai, tai yra Saulės kosminė spinduliuotė. Dalelės atskrieja iš mūsų pačios Saulės, ypatingai dabar, kai Saulės tie pliūpsniai yra dideli, ta Saulės spinduliuotė yra didelė, išmetimai galingi ir Saulė išmetė protonus, elektronus ir kitus jonus, kurie atskrieja iki Žemės, juos pagauna magnetinis laukas, magnetosfera ir nukreipia link ašigalių ir ten formuojasi tie švytėjimai. Ir lengvos dalelės jos pavojingos kosmose, bet Žemėje, atmosferoje, mums patiems irgi pavojingas, bet ne tiek stipriai, kad dėl to eitume iš proto. Toliau, sunkiosios dalelės. Sunkiosios dalelės, taip vadinama negalaktikos, tai yra galaktikos spinduliuotė, sunkioji galaktikos spinduliuotė, jinai ateina iš, nu, Dievas žino, iš kur ateina. Mes nežinom ir mokslas negali pasakyti, iš kur jos ateina, bet jos yra visur. Ir astrofizikos mokslas arba aukštų energijų mokslas spėja, kad jos ateina iš, na, tarkim, supernovų sprogimų, juodųjų skylių, kirmagraužų, tamsiosios materijos, pulsarinių vėjų ir dar yra begalės kitų ekstremalių kosmoso įvykių. Ir šios dalelės skrenda milijonus metų šviesos greičių vakuume ir pasiekia mūsų Saulės sistemą ir konkrečiai mūsų Žemę. Ir jų magnetinis laukas, nu, dalinai sustabdo, dalinai ne, jos kiaurai praeina.
Todėl ir tas vadinamas Černiakovo spinduliavimas arba Černiakovo pašvaistės, kartais jas painioja su pašvaistėmis šiaurės. Va dabar sako, kad, nu, hipotezė tokia, aš skaičiau irgi kažkokiam tai laikraštį bulvariniam, nepriimu už gryną pinigą, bet galbūt taip ir yra. Nes dabar mokslininkai mėgsta spekuliuoti ir skleisti visokias hipotezės, rašyti straipsnius į bulvarinius laikraščius, galbūt tokiu būdu populiarindami tą astrofizikos mokslą ar pritraukdami dėmesį prie savo veiklos, kad galbūt kažkokios institucijos juos prafinansuotų. Bet jie spekuliuoja, kad gali būti toks dalykas, kad dabar pašvaistės matomos ne ties šiaurės poliais arba ties poliariniu ratu, bet ir kitose platumose. Tarkim, Lietuvoje irgi buvo matomos pašvaistės. Ir viena iš hipotezių, kad ten ne pašvaistės, ten yra Černiakovo spinduliuotė. Nes ateina tos sunkiosios dalelės, jų dabar irgi fiksuojama daug, daugiau negu įprastai. Iš kur jos ateina, nieks nežino. Ir jos bombarduoja mūsų magnetosferą, eina kiaurai, įeina į mūsų atmosferą šviesos greičiu vakume, o šviesos greitis atmosferoje yra kitas, mažesnis, bet jos vis tiek eina šviesos greičiu atmosferoje. Ir sukelia tą švitėjimą, kuris gali kartais atrodyti ne ties poliariniais ratais, kaip šiaurės pašvaistė. Ir va čia kai kurie irgi mokslininkai, kurie jau užsima tokiais spekuliatyviais straipsniais, jie kalba, va čia gali būti technosignatūra arba netgi raštas, arba netgi kalba, kontaktas arba informacija, kurią mes praleidžiam pro ausis, pro akis, mes nekreipiam. Ai, čia maždaug viską nurašom ant saulės, ant švitėjimo, galbūt tas magnetinis laukas suplonėjęs yra, gal daugiau tų saulės spindulių, saulės tos radiacijos patenka į atmosferą, nebūtinai ties poliais, galbūt ir kitose žemės platumose tas įvyksta. Ir todėl galbūt viską nurašykime ant saulės ir taip toliau. Ne. Blogiausia, dar blogesnė žinia ta, kad šito nieks rimtai netyrinėja. Arba jeigu tyrinėja, tai yra, nu, ant dviejų rankų pirštų galima suskaičiuoti žmonės, kurie, nu, jo labiau laboratorijas arba observatorijas, kurie skiria didesnį dėmesį tam klausimui. Ir tik tai visai nesenai kosmoso spinduliuotė, gal tik tai prieš 10 ar 8 metus buvo skirta ypatingai didelis dėmesys. Ne dėl to, kad ten technosignatūra ateivių ar kitų civilizacijų, bet tiesiog, kad tai yra neištyrinėta zona, visiškai neištyrinėta ir neturime atsakymų, iš kur tos dalelės ateina. Na štai, sunkioji galaktinė spinduliuotė, ji gali sukurti vadinamą Černiakovo spinduliuotę. Dėl to matomas, nu, toksai, jisai būna toksai žalsvai mėlynas švitėjimas prie, nu, horizonte, kai ypatingai leidžiasi saulė, arba jau jinai būna nusileidusi, negi naktį. Ir panašus vaizdas buvo kaip Černobylį sprogus tam reaktoriui, bet ten labai stipriai matėsi iš visų pusių tas Černiakovos švitėjimas. Vat grįžtant prie tų atvejų, kuriuos aš paminėjau iš įvairių pasaulio kraštų, tai vėlgi mato žmonės tos stulpus į viršų kylančius, arba iš apačios jie leidžiasi. Tai čia ne pašvaistė, čia yra Černiakovo švitėjimai, čia yra sunkiosios dalelės, kurios ateina iš labai toli. Ir dar įdomus dalykas, kad mokslas šiandien negali atskirti dalelių, kurios ateina kaip, ar tai lazerio spindulio dalelės, kurios lazerio ateina, ar tiesiog kažkoks tai fonas, kuris yra kosmose, atėjęs iš kažkur, dalelių srautas, ar ne, lekiantis, nuolat jisai lekia iš kažkur tai. Tai nieks negali pasakyti. Jeigu tai lazeris, tai jau aišku būtų, kad tai yra technosignatūra, tai yra techninis, reiškia, signalas, bet mes negalim atskirti, ar tai yra natūralios dalelės, ar jos sukurtos kažkokių tai lazerių, mums nežinomų formų, technologinių galimybių, kurie gali pasiūsti spindulį begaliniu atstumu
kitos žvaigždžių sistemos mums arba apskritai aplink. Tai čia prasideda įdomiausi dalykai. Ir dar irgi vienas toksai labai liūdnas dalykas, kad mes visgi toliau užsispyrusiai ieškom bangų arba radio bangų ir lazerių. Ir nieko nežinom arba mažai žinom apie kosmoso spinduliuotę, kuri vadinamas GCR, galaktinė kosminė spinduliuotė, taip jinai vadinasi. Ir teleskopai mato mažą, kaip sakiau, tašką vieną kosmose mato, bet tam, kad tą spinduliuotę fiksuoti, reikia prietaiso, kuris matytų pakankamai didelį plotą dangaus vienu metu. Bet tokių technologijų neturim. Tai galima atlikti labai žemose temperatūrose, tarkim žiemą, kažkur Aliaskoje arba Grenlandijoje, ledynė, kur nėra triukšmų, pastatyti tą didelę lėkštę arba lėkščių kompleksą. Aš dabar fantazuoju, kaip tą galima padaryti, bet galbūt kažkas panašaus ir yra daroma. Ir visgi yra tokie irgi moksliniai judėjimai to kryptim. Ir 25 metais buvo išleista taip vadinama baltoji knyga. Ir grupė mokslininkų būtent pasiūlė šitą kryptį, ieškoti signalų, protingų būtybių signalų aukštos energijos srityse. Tai yra kosminių spindulių, neutrinų ir gama spindulių spektruose, ten, kur yra ta vadinama sunkioji spinduliuotė. Na ir čia būtų tas kabliukas žuvims gaudyti, o mes dabar su tais radio teleskopais šaudom į musę kosmose ir galvom, kad pataikysim. Tai va, ir apibendrintai laikas įdomus, Amerika toj srity, UAP srity yra toli pažengusi ir jau dabar netgi atskirose valstybėse vyriausybių lygių, administracijų lygių tas klausimas sprendžiasi. Mokslas plečia savo tyrinėjimų spektrą. Finansų institucijos jau susirūpinusios. Žmonės masiškai pranešinėja apie UAP, USO ir taip toliau. Na ir mums belieka laukti siurprizų. Mums belieka laukti siurprizų. Ar tai bus kažkas panašaus į imitaciją, galbūt kažkas surežisuos tą kontaktą tam, kad prigazinti mus. Kodėl, tarkim, Avi Loibas iš pat pradžių dar rugpjūčio mėnesį rašė, kad čia yra pikti ateiviai su tuo 3 atlasu. Tai vėlgi, kodėl reikia gąsdinti iš karto, net nežinant, kas jie tokie. Aišku, galima viską tai suvesti į tą berserkerių hipotezę iš Fermi paradokso, bet tai yra ne tai. Mes galų gale sužinosim apie tą 3A atlasą visai netrukus daug daugiau, kai baigsis tie mokymai, kai daug teleskopų vienu metu žiūri ir keičiasi informacija. Tai paaiškės vasario pradžiai. Na, toliau sekime įvykius, aš juos seku ir artimiausiu metu vėl pateiksiu ataskaitą apie tai, kas gero, kas ypatingo ar įdomaus vyksta kosmose arba Žemėje tarp žmonių, kalbant apie kosmosą. Tai tam kartu tiek, ačiū Jums už žiūrėjimą, paspauskite patiktukus, dalinkitės, komentuokit ir iki kito karto, mieli draugai.